Sveiki, čia bus pirma pamoka iš 10 pamokų serijos, kurios truks po 1 valandą arba iki valandos laiko priklausomai nuo temos, bet čia specifinė užduotis, reikės kurti žmoginius personažus ir šios dienos tema, kaip kurti juos su Human Gen adonu, jeigu sutrumpintai Human Generator. Šitas adonas yra mokamas, iš karto pasakysiu. Tuoj pasakysiu kainą. Aš šio pamokoje rodysiu tik tai nemokamą versiją, kad supažindinsiu pačiu adonu, bet jo kaina yra nuo $68 iki $128, priklausomai nuo to, ką nori daryti pagal licenciją. Jeigu nori naudoti personalinę licenciją, tai tada kaina 68, jeigu komercinė, tai tada 128. Šitą adoną galima instaliuoti tiesiog įėjus per redagavimas, nuostatos, adonai ir paskui va čia va instaliuoti iš disko, install from disk, tada susirandam Human Gen adoną, va HumGen, install from disk ir dar reikia atsisiųsti specifinį failą tokį, va Human Generator 3D, kur va čia va settings ir paskui yra content packs, tai reikia dar atsisiųsti, aš kadangi naudoju free trialą, tai yra nemokama versija šiai pamokai, tai šitas mano yra trial content vadinamas, jisai yra labai ribotas, bet kai jūs nusipirksit adoną, nepamirškit atsisiųsti pilno ir tada čia reikia pasirinkti aplanką, į kurį norite įrašyti tą adono visus failus ir paskui reikia pridėti patį tą HumGen, kaip jisai vadinasi, tai pasakysiu, HG content paką, va šitą, kuris baigėsi HG paką. Ir čia, kai pridedat, reikia įsaugot. Ir tada viskas, ištrinam kubą, pasidarom N panelę, susirandam HumGen. Ir tada čia, dabar kadangi aš naudoju nemokamą versiją, tai yra užrakinta, bet čia yra visi parašiukai, kokie būna žmonės pagrinde dažniausiai sutinkami. Ir čia yra labai daug didelis funkcionalumas viso šito dalyko, kad parodysiu, pademonstruosiu, bet tik kiek, kadangi aš naudoju nemokamą versiją, tai šitą galiu parodyti tik tai labai ribotai, bet čia žmonės su šukuosenom, su kaulais, su viskuo atsiranda. Pavyzdžiui, dabar man leidžia tik tai vieną sugeneruoti, pavyzdžiui, jeigu aš pasirenku female, tai man visos moterys yra užrakintos. Bet jeigu aš pasirenku male, man leidžia sukurti šitoj nemokamą versiją tik tai kaukazietį vyrą, Caucasian numeris 1, be plaukų, tik tai su antakiais. Ir paspaudžiu Generate New Human ir viskas, jisai sukuria žmogų su skeletu, kurį galima valdyti tą skeletą. Labai paprasta. Ir dabar man neleidžia, kadangi aš naudoju nemokamą versiją, man leidžia tik tai ribotai redaguoti. Tai yra, uždarau va su N panelė atsidaro, o dabar pasako This is Israel. Jo vardas toksai, šitas to žmogaus, plaukai paslėpti, plaukai atslėpti, plaukai paslėpti, tik tiek, kad jisai plaukų neturi, tai šitą, kadangi jisai plikas, jisai plaukų neturi, tai rodo, kad nėra jokių, ta prasme, plaukų, nieko nėra. Tai body man neleidžia daryti, va, trial log parašyta, kad reiškia tik tai leidžiama tik tai mokamoje versijoje. Tai jeigu nusipirksit mokamą versiją, aišku, geriausia būtų, kad nusipirktumėt mokamą versiją, tai leidžiama visokius išmislus ir dingsta kaulai tuo metu. Va, pavyzdžiui, dabar kūdas, dabar storas, dabar kūdas, dabar storas. Šitus reikia tik tai stumdyti ir tas žmogus, ta prasme, viskas pasidaro automatiškai. Torsą va galima reguliuoti, kiek, kad va trial lock aš negaliu nieko reguliuoti. Muscles galima reguliuoti, tricepsus galiu reguliuoti, bicepsus galiu reguliuoti nemokamoj versijoje.
Čia nemokamai versijoje, ta prasme, ne nemokamai versijoje, bet iš tikrųjų čia yra tik tai 4, ta prasme, panelės šitam HUMGen, kai žmogus yra sugeneruotas, tai va pavyzdžiui, leidžia drabužius uždėti, leidžia veido išraiškas uždėti, plaukų kortelės yra, kad leidžia jau plaukų paruoštukus uždėti. Tada ūgį rodo, bet aš negaliu nieko, nes aš naudoju nemokamą versiją. Jeigu naudosite mokamą versiją, tai tada visas šitas funkcionalumas yra. Jeigu to leidžia net daryti batch, tai yra keli žmonės vienu metu ir įsisaugo su tekstūrom, su visko. Dabar nežinau, ar jisai turi tekstūrą. Nemokamą versiją turi tekstūrą, tik tiek, kad parašyta, kad nemokama. Tai jeigu būtų mokama, aš aišku gudrus, aš galiu parsisiųsti tekstūrą iš kitur. Nu, va, pavyzdžiui, čia dabar yra visa medžiaga. Va šitas, kur yra, va šitas varutuliukas, čia yra jo medžiagos, human. Tai human aš ištrinu. Bet tada visas pasidaro juodas. Tai, nu, gudriai padaryta, kad negalėtum uždėti savo, labai paprastai, labai gudriai padaryta. Nu, bet nieko, čia ne esmė. Šitų trial užrašų visų, jų mokamoje versijoje nelieka. Aš čia dabar, kadangi demonstruoju su nemokama versija, tai labai paprastai tokie painūs dalykai, kad, nu, ne painūs dalykai, bet tiesiog trial parašyta. Man tada trial manęs netenkina, tai aš išjungiu vis tiek į pilką. Tada čia galima kokybę reguliuotis, tekstūros kokybę, bet kadangi pas mane trial versija, tai yra nemokama versija, tai aš nieko negaliu beveik čia keisti. Tada čia yra batch, bet rodo disable in trial version, tai reiškia, kad keli žmonės vienu metu galima sukurti vienam failę ir įsaugoti juos kaip batchint galima. Bake textures, hair cards, nu viską subakint, kad būtų, kad surenderintų į vientisą video failą. Tai pažiūrėsiu, kiek laiko čia praėjo. 7 minutės. Aš praktiškai per 10 minučių paaiškinau viso šito dalyko esmę, bet mes dar nebaigiam. Dar tik tai pradėsim. Galima nusipirkti iš karto full version jų puslapį. Tai lifetime kaina čia yra, tai yra vieną kartą sumokat ir lifetime'as, tai yra visą gyvenimą, kiek gyvena, tiek ir priklauso jums ta licenzija ir visi ateities update'ai jai priklauso ir taip toliau. Jeigu nepirksit, tai tada šitą galima su Make Human, bet Make Human neduoda tokios kokybės ir tokio kaip... Taip, dabar apšvietimas labai svarbu. Kai mes turim žmogų, dabar padaryta su viskuo, nu, tarkim, aš padarysiu, yra nemokama šukuosena. Va, uždėjau nemokamą šukuoseną, jos lengvumas yra, reguliuojasi, ir jos raudonumas reguliuojasi. Nu, pažiūrim, kaip atrodo. Nu, dabar padarėm raudoną, dabar padarėm pilką. Yra nemokama šukuosena shader. Accurate, jeigu padarysim, tai veiks tik tai cycles, tai yra didesnis detalumas plaukų. Ir čia yra plaukų kortelės, tai čia yra dažniausiai naudojamos šukuosenos, kokios yra, ir jų yra labai daug. Tiek moteriškų, tiek vyriškų. Tada akys, kaip atsivaizduojas, daugelis statybų yra tik tai per ciklus. Veidas. Bet veidas turbūt čia užrakintas, tai barzdos va kokie plaukai yra, visos kategorijos, barzda, mustaš, ūsai, tai yra įroder, efektai, čia dabar nežinau plaukų ar medžiagos, plaukų turbūt, jo plaukų, kaip plaukai, visokie tokie nustatymai, reikia pasižaisti, pasistumdyti, tada va čia va hair visible, galima padaryti hair hidden, hair visible, hair hidden. Tai čia toks paprasčiausias būdas, kad nereiktų pačiam daryti, bet va toks yra. Tai dabar uždarau aš tas visas padelės, kad man netrukdytų, tai yra, čia matot, kur oranžinis yra šitas pelė, šitą oranžinę, tai jūs matot kaip... Nu ką aš spaudau, va čia yra N panelė,
vadinama end panel. Tai aš jeigu paspaudžiu N, jinai atsiranda, o čia yra tools, tai yra įrankiai. Tai dabar jo ūgis yra 1,75 m pagal bendrą idėją, aš dar pasitikslinu. 1,76 m. Tai čia su plaukais. Tai jo ūgis yra 1,75 m. Jo, ir ta prasme, kuo gerai šitas HumeGen adonas, kad čia yra ir ekspresijos. Expressions, kad galima pasirinkti. Va yra happy, sad, angry, užmerktos akys, atmerktos akys, tik tiek, kad visi jie užrakinti, viena akis atmerkta, kita akis užmerkta, bet daugelis jų yra užrakinta, nes aš nemokamą versiją naudoju. Tai tarkim dabar padarykim happy. Ir jis va įsižiūrėjo, jis dabar jau laimingas. Here visible. Ir atsiranda plaukai. Tiek, kad dabar aš nežinau, ar aš galėsiu eksportuoti bake textures. Ne, negaliu eksportuoti, ta prasme, vien tik dėl to, kad ir dabar plaukai, jeigu dingsta, tai čia nieko baisaus, jie dingsta vien tik dėl to, kad būtų didesnis performance, tai yra didesnė sparta atvaizdavimo, bet juos bet kada galima įjungti ir bet kada galima išjungti. Dabar jis pas mus ryžas toksai, atsiprašau už tokį išreiškimą, bet jis raudonplaukis, sakykime. Gerai, dabar turim žmogų ir dabar mums reikia pakeisti jo poziciją. Yra nemokamų pozų čia, va, pavyzdžiui, gesturing. Ir nereikia pačiam nieko daryti. Va, kitos pozos. Dar negano to yra randomize, kad jisai gali padaryti randomize pozas. Tai yra atsitiktinė kokią nors paimti sąrašą. Pavyzdžiui, stepping down, man reikia va tokio. Man reikia pozos atsispirt, kad būtų animacija, kad nuo šitos va pozos, va, pavyzdžiui, aš noriu pajudinti koją. Tai dabar pasirenku rygą, tai yra skeletą jau padarytą paties HumeGeno, pasirenku pause mode ir va dabar atsidaro tas mano skeletas. Čia žalias turėtų būti iš esmės plaukų. Čia akis va reguliuojasi. Čia akis reguliuojasi. Čia ranka reguliuojasi. Čia viskas reguliuojasi, tik tiek, kad kadangi aš naudoju nemokamą versiją, tai čia parašyta trial. Jeigu aš palenkiu pagal X ašį, jisai va sportuoja. Dabar aš noriu padaryti ėjimo ciklą, tai kiek suprantu, HumeGen yra ėjimo ciklas padarytas, ta prasme, paties object mode. Paties HumeGeno yra padarytas ėjimo ciklas ir galima jį pasirinkti. Tai dabar žiūriu, kuris čia pas mus yra. Object mode. Čia batchinis, ta prasme, kad visus modifikatorius. Aš kiek suprantu, ėjimo ciklas čia yra, bet čia, ta prasme, įroda. Čia net šitam makiažą galima redaguoti, ta prasme, plaukus, va, drabužius, makiažą, bet tik tai mokamoje versijoje, nemokamoje versijoje to nėra. Ir jis yra žiauriai profesionalesnis už Make Human, apie kurį aš pats naudoju ir aš galvoju apie šitą adoną irgi kaip alternatyvą ir labai gerą alternatyvą, nes pažiūrėkit, koks detalumas odos, praktiškai jisai tikras. Taip, dabar mums, aš žinau, ar pavyks surenderinti, here hidden, here be batchinimo, bet reikia jį tinkamai apšviesti. Tai dabar mums reikia prisidaryti lempų. Paprastai yra tritaškis apšvietimas, bet aš viską įsprendžiu tiesiog dėdamas sun, atsukdamas ją ir tarkim duodamas jai stiprumą 10. Dabar pažiūrim per kamerą galima pažiūrėti su 0, kamerą reikia pasižymėti ir tada kur kamera item, tiksliau tool, view, tai yra peržiūra, va čia šone peržiūra, kamera TV ir uždaryti. Kitaip kamera nesistumdys, kamera liks stovėti vietoje, aš noriu pasistumdyti, pavyzdžiui, čia dabar kaip žydo teorija, tai pažiūrėkim, kaip atrodo mūsų Heraklis.
Dabar čia fonas bus pilkas, bet jį galima panaikinti, ta prasme, tą filką, kur yra fotoaparatas, film, paspaus transparent. Ir tada vaizdas bus permatomas. Ir čia bus galima uždėti ant kokios nuotraukos ar dar kur nors, o pavyzdžiui, kokioj, nežinau, namie, kaip jisai atrodytų. Aš dažniausiai sprendžiu šitą problemą apšvietimo tiesiog uždėdamas saulę. Ja šiek tiek paredaguodamas. Nu, dabar gal biškai per stipru, tarkim 5. Man užtenka vienos lempos saulės, nes saulė šviečia į visas pusės. Šiaip tų lempų yra visokių, va, pavyzdžiui, arėja, bet tada arėja gal reikia duoti 150, va dabar jis tik tai pradeda 1500. Bet exposure, normalize, va, pavyzdžiui, jeigu įjungsim, nu gerai, pažiūrim, pabandom surenderinti, pažiūrėti, kas gausis. Tai surenderint yra render ir render image arba F12 mygtukas. Bet čia jisai renderins tik tai šitus paprastą nuotrauką, ne animaciją. Animaciją renderint reikia visai kitai, bet pirmą, kad renderint animaciją, pirmą ją reikia padaryti iš to visos tos normalinės. Tai va, ir man truko 24 sekundės surenderinti ir pasakykit, kad rezultatas yra blogas nuotraukos. Tik kiek, kad nepaisant tų trial tatuiruočių visų, humgen.com ir taip toliau, rezultatas yra tobulas. Tai aš dabar uždarau, o šiaip jeigu norėtumėte saugot nuotrauką, tai vėl aš dabar surenderinsiu nuotrauką. Reikia paspausti paveikslėlės ir kai užsikrauna pats vaizdas, o tada va čia šitie samplai, užsikrauna laikas, baigia tiksėtai, tada save as, to parodysiu. Palaukiam. Į tą laiką pažiūrėsiu, kiek laiko jau praėjo, turim 20 minučių, beveik 16. Tai va, image, save as, įsisaugot kur norit pasirinkat ir save as image. Ir būtinai turit pažiūrėti, kad jeigu norit, kad fonas būtų permatomas, ne pilkas, tai tada būtinai turit pasirinkti media type, image file format, PNG ir RGBA, tai yra red, green, blue, alpha. O iš šitus kitus gali nekreipdėmės ir paskui save image aš duodat pavadinimą. Nu, galim uždaryti. Grįžtam atgal. O jeigu aš norėčiau didesnio apšvietimo, o dabar aš išjungiu apšvietimą ir man rodo vaizdą juodai. Kodėl? Nes nėra apšvietimo, teisingai. Tai reikia duoti apšvietimą, tai tada shift A, light ir tarkim dabar duodam arėją. Nu, tarkim GZ duodam arėją, bet duodam tritaškį apšvietimą, tai yra 3 taškų apšvietimą, tai iš priekio. Va, matot, su GZ šį valdau. Čia tada, kur lemputė yra jos nustatymai, tai tarkim galingumas 25. Tada duodu apšvietimą iš nugaros, Shift D. Pasuku su R raide, tarkim pagal X ašį 90, minus 90, man reikia į kitą pusę. GZ nuleidžiu žemyn, kad būtų... Čia, žinokit, dar tik tai labai paprastos apšvietimo technikos išva. Ir dabar, matot, išryškėjo jo kontūras, kai daviau 75, kai daviau tą lempą iš galo. Tai dabar duodam dvitaškį apšvietimą, bet dabar duosim dar tritaškį apšvietimą. Tai yra soft light duosim, tai tarkim Shift A, light point. Ir tarkim duodam 30 kokią. Nu, kad būtų švelniai taip. Ir tada vėl renderinam. Nebūtina renderint, galima, ta prasme, padaryti, parodysiu tokį paprastą triuką, kad nebūtina būtų renderint, bet iš karto matytųsi, kaip atrodytų vaizdas surenderinus. Ir va, matot, dabar apšviesta profesionaliai beveik, nu biškai, gal tas galinis apšvietimas biškai galingesnis, bet jau matosi jo kontūras, jau aišku, kas norėtų pavaizduoti. Tada duota švelnus apšvietimas iš šono, nu, praktiškai nuotrauka, tik tiek, kad tas tatuiruotės trial reiktų panaikinti kažkaip, tai žinau kaip panaikinti, bet neverta, visiškai neverta, geriau, va, dabar atrodo mūsų schematiškai šitaip, 3 lempos, toks labai paprastas apšvietimas,
Ir tokioj pozoj kamera gali belė kaip stumdyti, kai uždėta kamera TV, dar kartą primenu, kad kamera TV tada yra paspartų tokia funkcija. Ten, parodysiu, kamera, viewport display. Čia va galit, va kur yra viewport display, užsidėti, tarkim, limitus, kur redaguot, va, composition guides galit užsidėti, kaip atrodytų ant kameros. Composition guides, tarkim, firts, nu, kad būtų kompoziciškai teisinga nuotrauka. Nu, va, pavyzdžiui, tie, kas mokėsi kompozicijos, tai žino, kad ir paskui galima užsigesintos, kad netrukdytų, o kur yra paspartu, tai galima padaryti va šitaip, tai yra, kad kamera valdytųsi šitaip. Nu ir dabar pabandykim suanimuoti kokią, ta prasme, kad jis kokią ranką pakelia. Tai pasirenkam savo skeletą, įeinam į pause mode, pasirenkam visus kaulus su A, paspaudžiam ir aš taip animuoju, niekas taip neleistų animuoti iš tikrųjų normalioje animacijos studijoje, bet tada užfiksuoti judesį reikia vienu kadru, tai yra vieną kadrą ant antro kadro pasidarom, vėl paspaudžiam I, bet I būtinai turi būti ant šito langelio uždėta, nes jeigu uždėsim I ant šito langelio, jisai klausant kokio kanalo mes norim uždėti, aš nenoriu tiek sukt galvos ir uždėjau dviem kadrais, nu tarkim, visus kaulus pasižymėjęs, nieks taip neleistų animuoti iš tikrųjų didelėje animacijos studijoje, tai dabar pasirenku ranką, pakeliu ją ir uždedu I. Ir dabar žiūrim, kas vyksta su mūsų modeliu. Jis pakelia ranką, teisingai. Kiek žinot kadrų, kiek reikia pakelt ranką, tai čia priklauso nuo jūsų. Ir šitus, jeigu nepatinka, va, pavyzdžiui, kaip jisai kelia ranką, galima užpildyti tuos kadrus visus. Bet čia jau atskira tema yra, bet va, pavyzdžiui, va, jis dabar va, pakelia ranką. Ir kai paskutinis kadras būna, vėl jį reikia užfiksuoti, tai tarkim 13, tai dabar 14 ir paskui vėl tarkim ties 25 kadru padarom, kad jisai ranką nuleidžia. Ir dabar žiūrim, kas vyksta. Sportuoja žmogus. Jeigu aš dabar nusistatysiu kadrų skaičių, tarkim, kad rodytų čia pas mus 26, kad tai tada, va, taip, sportuoja žmogus visiškai dabar atrodo ir čia kur FPS parašyta, tai rodo kiek dabar reikia, nu, kadrų, kiek dabar jisai atkuria. Aš pažiūriu, kiek laiko praėjo, 23 minutės, tai. Nu, labai paprasta atrodo iš tikrųjų. Taip, bet dabar mums reikėtų uždėti kažkokį tai foną, tai vėl įeinam į Object mode. Padarom Shift-A meshą, plane, GZ nuleidžiam žemyn tą plane. Jį nebūtinai turi matytis, tada pagal Y ašį šią pastumiu, tada paspaudžiu tą, pasirenku Edit mode redagavimo veikseną, pasirenku kraštinę, va čia, va, paspaudžiu E raidę, paspaudžiu Z, kad būtent pagal Z ašį, tada paspaudžiu Tab, paspaudžiu S, paspaudžiu X, kad būtent pagal X ašį ir einu į Material. Ir duodu, tarkim, aš jam mėlyną material. Pažiūrim, kaip atrodo per peržiūrą. Paspaudžiam N, paspaudžiam Render Image. Ir gaunam va tokį va vaizdą, dabar kraunas. Va tokį va vaizdą gaunam. Nesakyčiau, kad jis labai blogas, tik tiek, kad tatuiruotės reikia panaikinti. Taip, sakiau, dar parodysiu, kaip padaryti, kad vaizdas atrodytų beveik taip, kaip surenderinus, kad nereiktų kiekvieną kartą renderinti. Aišku, ne visi kompiuteriai tai pavelka, reikia biškai galingesnio kompiuterio, bet jeigu jūsų kompiuteris pavelka, tai yra nestringa, o padaro viską labai gerai, tai tada yra labai gerai.
Tai dabar palaukiam, kol šitas mūsų užkraus. Dar sako, kad liko 30 kokią sekundžių. Va, ir padarė. Tai dabar aš jį uždarau. Parodysiu, kaip animaciją surenderint tuoj būtinai, bet dabar parodau, kad įeinam į render, tai yra kur tas fotoaparatas ir paspaudžiam denoise. Ir dabar čia mes pasirinkom ciklus ir dabar kur yra samples, kuo daugiau samples duosim, tuo kokybiškesnis vaizdas. Aš duodu 8, bet žiūrint kam reikia. Pavyzdžiui, jeigu vizualizacijai kokiai, tai gali reikėti 1028. Bet čia yra viewport, tai yra viewport, kaip atrodo vaizdas nesurenderinus, va čia va. Tai čia nebūtina. Nu, būtina. Paspausim tą denoise, tai tada jis renderins ir va čia va. Kai peržiūrėsim. Va. Matot, iš karto rodo kampe samples, kiek surenderino ir iš karto galima va pasukiot. Ir matyt. Suki. Palaukit tas 8 sample ir jau matai vaizdą tokį beveik kaip surenderinus atrodo. Ir nereikia kiekvieną kartą renderin, bet ne visi kompai pavilka, kai kurie kompai stringa. Va čia aš pasidaręs memory, kad rodytų kiek atminties sunaudoja kompiuteris, kad būtų aišku, ar mano kompiuteris projektas 3. Paprastai mano kompiuterį projektas stringa su 5-6 gigais RAM. Kaip tą padaryti, tai dešinį pelės klavišą ir system memory paspausti. Va, ir dabar dingo, o jeigu aš uždėsiu vėl varnelę ant system memory, tai tada rodys kiek. Tai paprastai stringa ties 5-6 gigais RAM, bet dabar čia 1 gigas, tai čia per akis atminties jam tokiam projektui. Vėl pasuku. Biški pelė neklauso, bet šitą pelė, tai čia nesvarbu. Vėl pasuku ir va prašau. Nu, čia dabar perėjau į material režimą. Galima padaryti, kad ta plokštė sąveikautų su apšvietimu, tai va kur yra metalik, tai duosiu biškį metaliką šiai ir roughness biškį sumažinsiu. Ir tada šviesa negana to dar atsispindės nuo pačios plokštės. Nepaisant tų trial, tai čia yra viskas labai gerai. Datos dažniausios visos šukuosenos ir panašiai plaukuosenos. Vėliau mokysimės, kaip kur plaukuosenos, kurių nėra, bet čia bus 10 temų vaizdo serija, skirta būtent pagal pageidavimą, kad paaiškint, kaip kas kūriama, nu, kaip kūriamas žmogus ir panašiai. Gavau temų sąrašą ir pagal tą temų sąrašą turiu išdėstyti 10 temų. Nu, reikia išdėstyti 10 temų. Tai dabar va taip va atrodo viskas. Ir kaip dabar mums surenderinti animaciją. Tai yra, man reikia, kad jisai surenderintų pakeltos rankos animaciją. Darysim pusiau profesionaliai, kad būtų ir greita, ir ta prasme, jeigu atsitiktų toks dalykas, kad dingtų elektra, kad nereikėtų daryti iš naujo. Tai kur yra va šitas va spausintuvas, sakykim, mes pasirenkam spausintuvą. Čia output parašyta išėjimo, čia yra jo rezoliucija. Jeigu Instagramo, tai tada galima padaryti 1080 ir matot, fotoaparatas keičiasi. 1920 su 1080 yra HD, tai yra tas standartinis. Frame rate galit nekeisti, gali būti 24 arba 25, priklausomai nuo regiono. Pas mus šiaip tai 25, bet aš palieku 24, nesismulkinu. Tada output, kur yra, tai yra paspaudžiat aplanką ir į kokią aplanką norite saugoti. Na, aš pavyzdžiui noriu saugoti pictures ir pavadinu žmogėnas, pavyzdžiui, jo nebėra lietuvybių naujesnėse versijose, žmogėnas pavadinu, paspaudžiu accept, media type image, file format png ir dabar nežinau, ko jūs siekiat. Jeigu siekiat, kad nebūtų plokštės, tai čia irgi kaip sluoksniai Photoshopo galima juos išjungti, bet čia jeigu šitą išjungsim, tai tada nerodys renderyje, tai yra nerenderint šito. O jeigu šitą išjungsim, tai tiesiog jo nerodys viewportai. Ir dar ko nepasakiau, kad labai paprastai galima persivadinti medžiagas. Nu, va, paspaudžiat, va, pavyzdžiui, dabar pasirinkau plain, tai sakysiu mėlyna plokštė. Mėlyna plokštė. Nu, tarkim, šitaip. Tada viršutinė lempa,
viršutinė lempa, nu taip švietlai reikia rašyti. Ir dar galima kolekcijas kurt, bet čia jau biškai profesionaliau, bet ta prasme su M raide, va, pavyzdžiui, viršutinę lempą pasirinku su Ctrl šitą lempą, kurią mes pasirinkom kaip antrą lempą, ir pasirinku viršutinę lempą ir paspaudžiu M, ir paskui nauja kolekcija ir pavadinu lempos, ir paspaudžiu kurti. Ir tada jisai sukuria lempų kolekciją. Ir aš, pavyzdžiui, galiu visas jas vienu metu išjunginėti paskui. Ir nesuk galvos. Arba galiu po vieną išjunginėti. Žiūrim, kaip ką patogiau. Taip galima daryti su viskuo, su mešais, su lempom, su... Va, čia rodo Human Gen Izraelis. Pasirodo šito žmogaus vardas Izrael. Drabužiai, kaip sakiau, yra Human Gen, tik tai mokamoj versijoje. Kur čia dabar mes rasim jau tos drabužius. Ai, dabar jisai skaitosi padarytas, bet ta prasme clothing ir uždedam varnelę ant clothing ir pasirenkam, ta prasme, drabužius. O jeigu reikėtų, va clothing, va čia va. Ar yra nemokamų drabužių? Yra va relax fitas ir uždedam, tuoj pakraus. Ir viskas, jisai su drabužiais. Tik tiek, kad dabar plaukus nuimė, tai vėl hair visible. Aprengiam ir dabar nesimatys jo tatuiruočių taip. Jis jau su drabužiais praktiškai. Ir dabar kas gerai, kad juda kartu ir drabužiais. Va, matot, juda kartu ir drabužiais. Tai dabar renderinsim animaciją. Man, kadangi nereikia RGB alpha, tai yra aš niekur jo nedėsiu, aš įdėsiu tiesiai, kadangi jo fonas yra mėlynas, aš pasirenku RGB. Toliau kitų nustatymų galima nekeist, color management irgi galima nekeist, pixel density irgi galima nekeist. Tai ką darom? Render, dar kartą pasitikrinam output, kur aš įsaugau, į paveikslėlį žmogienas, render animation. Ir taip dabar po vieną kadrą jisai turėtų surenderinti mano 20... Kiek aš ten pažymėjau? 26 kadrus, tai po vieną kadrą. Po vieną kadrą renderinti yra labai gerai, vien dėl to, kad jeigu kur nors padarėte klaidą, kad galima grįžti paskui nuo to kadro, pavyzdžiui, jeigu animacija labai blogai padaryta ar dar kas nors, kad galima grįžti nuo to kadro. Tada jeigu, o koks laimingas, svarbiausia jo laimingas veidas. Va, ir, tatuiruotės liko ant veido, labai gudriai padaryta, kad ne. Bet jeigu naudosit mokamą versiją, ką aš tikrai rekomenduoju, tai tada viskas bus gerokai paprasčiau. Tai ir akys čia reguliuojasi, valdosi, jų spalva valdosi. Nu, žodžiu, šitam Human Gen adone, Human Generator adone valdosi viskas. Aš įdėsiu nuorodą apačioje aprašyme, kur galima jį nusipirkti, tas visas licenzijas ir taip toliau. Tai dabar kol krauna, pažiūriu, kad praėjo 33 minutės, aš dar turiu pablevizgot apie 30 minučių, tai pagrindus parodžiau. Jeigu su šito adonu dirbant viskas labai paprastai, aš visko nerenderinsiu, aš surenderinu, tarkim, žiūriu kiek laiko renderina, 33 sekundės. Tai jeigu aš renderinsiu ir šitą geriausia neliest visiškai, kai renderina. Geriausia visiškai neliest, galima užrakinti, edit, prieš renderinant lock interface, kad jo niekas nevažiuotų, niekas prie jo nelystų ir panašiai. Nu, jam kokiam nusikaltėliui uždėjo, na, nesvarbu. Taip, įsijungė blenderis, aš labai didelį projektą daviau, bet kadangi įsijungė blenderis ir aš įsisaugojau kaip kadrais, tai prašau, aš galiu tęsti nuo trečio kadro ir čia va pasirinkti trečias kadras, va čia va atsidaryti Open Recent, neįsaugojau paties projektą, Recover Last Session, pabandom, nėra, Recover, Autosave, Copy for Recover, Autosave, ne, nieko nėra, nieko neįsaugoju jisai man. Arba
arba kažką krauna. Tuoj pažiūrėsim, kas čia bus. Gal vėl įsijungs. File recover, tai galima atsidaryti atsarginės kopijas. Aš jas rekomenduoju įsijungti nustatymuose per edit preferences. Ir dabar aš išjungsiu Blenderį rankiniu būdu. tą galima padaryti per Task Managerį arba kaip jis kitaip vadinasi užduočių tvarkytuvas. Baigti proceso darbą, nutraukiam, atsidarom. Taip. Taip. Žiūrim dabar, taip, viskas nieks nepasikeitė. Man visgi leidžia vėl kurti žmogų su ta viena plaukuosena. Čia visos dažniausios plaukuosenos yra šita mokama Madone žmonės, o su be plaukų, su plaukais, vyrai, moterys, nesvarbu, ir pagrindiniai drabužiai visi yra. Čia viskas labai paprasta. Ir dabar, jeigu aš noriu sudėti savo seką, tai man reikia atsidaryti naują Blenderio failą. Image sequence pasirinkti, čia sukurti aišku naują takelį, nes pradžioj nebus. Tai va čia paspaudžiam New, pavadinam Master pavyzdžiui. Nu dabar čia bus Master 01, paspaudžiam Shift A, Image sequence, susirandam mano picture žmogienas, tuos du paveiksliukus, Add Image Strip. Nepamirškit dažnai saugoti failą arba jungti atsarginės kopijos, nes jeigu taip, tai paskui aš kiekvieną kartą turėsiu iš naujo tą žmogieną perdaryti. Nu ir va, abudu kadrai sudėti. Ir jeigu aš turėčiau daugiau kadrų, tai viskas būtų gerai. O pavyzdžiui, man spalva nepatinka 25 kadre, tai tada aš galiu... Čia animuoti iš esmės viską galima. Ir spalvas, to parodysiu, kaip spalvas animuoti. Pavyzdžiui, ant turėjom mėlyną plokštę, tai dabar aš padarysiu, tarkim, mes ją padarom mėlyną. Truputį metalik, truputį sumažinam roughness. Mes dabar jau turėjom mėlyną, dabar aš, kur yra šitas baltas taškelis, paspaudžiu, dabar ant 7 jinai bus mėlyna, užfiksuoju ties 8, būtinai reikia užfiksuoti pagal animacijos taisyklės, bet didelėse studijose, taip kaip aš fiksuoju ir taip kaip aš darau, niekas nedarytų. Bet kodėl nepasilengvinu savo gyvenimą ir nesusikūrus savo metodą. Nu ir tarkim, dabar aš noriu, kad ties 28 kadro jinai būtų žalia. Padarau žalią ir paspaudžiu ir dabar žiūrim, kas vyksta. Mėlyna, mėlyna, mėlyna ir jinai pakeičia spalvą į žalį. Ir taip galima animuoti visus mėlyna, mėlyna, mėlyna. Visus parametrus galima animuoti, kur yra va šitie balti taškai. Juos galima animuoti tiesiog paspaudus ant balto taško arba paspaudus į raidę. Iš esmės nieko esmės. Tai yra užvedam pelę ant jų ir paspaudžiam į raidę. Labai paprasta. Ir galima animuoti visus parametrus. Judesį galima pasukioti, aišku, spalvas galima pasukioti, alfa. Nu va čia per matomumas. Nežinau, žiūrint kokiu tikslu siekiam, bet nu kokiu tikslu siekiam. Čia tokios iš pagrindinių funkcijų. Tada jeigu aš norėčiau žmogų padaryti, tarkim, uždėti, aš jį noriu ant grindų ir man niekaip nesiseka. Nu, aš dabar sumažinsiu šitą beždžionę, aš uždėsiu beždžionę. Noriu uždėti beždžionę ant grindų. Va čia dabar, tarkim, mano grindys, aš su GZ ją pasikeliu ir noriu uždėti ant grindų. Va, dar biškai pasuksiu, RCam5, tiksliau, Ctrl-Z, R-Cam5, ne, RX-Cam5, va šitaip. Aš dabar noriu ją uždėti ant grindų, bet jeigu aš taikysiu rankiniu būdu, tai greičiausiai jinai bus arba palindus, arba virš. Tai yra magnetas. Ir kur yra magnetas, aš pasirenku Face ir pasirenku Closest, tai yra artimiausia plokštė. Čia yra vadinama funkcija snappingas, viena iš pagrindinių funkcijų reikalingų 3D modeliavimui. Ir kaip matot, prisitraukia objektas tiesiog prie plokštės. Nu, tarkim, dabar jeigu aš padarysiu Edge, tai dabar jisai turėtų pagal bendrą idėją, gaudo. Ne, taip, būtinai magnetas turi būti jungtas. Va, jungiasi prie Edge, Face, nu ir taip toliau. Jeigu aš išjungiu, galiu ir toliau žaistis rankiniu būdu. Ar rankiniu būdu apsimoka? Ne, nes viskam yra automatizacija.
Tai čia vadinasi šitą funkciją snappingas, tai aš galiu visai, ta prasme, įsivoliuoti. Tada pasaulį, būtinai pasaulį, aš nežinau, kaip, ta prasme, pas jūs bus su pasaulio nustatymais, bet failas naujas, general, nesaugom, atsidarom pasaulį, atsidarom kur pasaulio nustatymai, pasirenkam environment texture ir pasirenkam, kad aš įdėsiu, ta prasme, iš kur galima siūstis juos nemokamai, arba įdėsiu video, kaip galima kurti savo, environment texture. Suteikia daugiau realistiškumo, negana to, kad tas mūsų HumeGenas, jisai ir taip ganėtinai geras, nu, tarkim, sukūrėm žmogų, jis ir taip ganėtinai geras yra, cloudingas, uždedam cloudingą kažkokį, tai select libraries, total one outfits, winter. Nu, žodžiu, pas mane, kadangi nemokama versija, tai biškai įdomiai veikia. Bet, nu, jo, neganu to, tai jeigu uždėsim environment texture, jisai jau iš karto matysis erdvėj, kaip atrodo, nu, ne erdvėj, bet kaip atrodo aplinkoj, o pavyzdžiui, čia miške. Bet kamerą vėl pasižymim kamerą, tai yra va šitą, galima per čia pasižymėti, galima per čia pasižymėti, paspaudžiam N, susirandam view, kamera TV, kad galėtume sukioti kamerą kartu su vaizdu. Aš čia pasidaręs, ta prasme, išdėstymą, kad kamera perspektyv matytųsi čia kaip atrodo. Taip, dabar mes matom, kaip jisai atrodo miške, be drabužių, be šukuosenos, be plaukuosenos, pilna tatuiruočių visokių. Ja, čia labai gudriai padaryta. Taip, dabar vėl įjungiu denoizinimą viewportą, kad nereikėtų kiekvieną kartą renderinti iš naujo. Kuo daugiau čia uždėsit samples, to geriau bus vizualizacijoms, prasideda nuo 1028, bet vėlgi vizualizacijai gali prireikti arba 2000, kad gali paskui kelias valandas renderinti. Aš nežinau, ko jūs siekėt, bet žinosit, kad yra tokie nustatymai. Ir tiek, kad čia yra nustatymas viewporte, tai yra šitam peržiūros režime, ir render tai yra galutiniam režime, kaip jisai atrodys renderinant. Kuo didesnis šitas skaičius, tuo ilgiau renderins. Taip, dar turim šiek tiek laiko. Pagrindus kaip ir papasakojau, jeigu viską darant su HumeGenu. Man labai patinka HumeGenas, tai tiek, kad aš dabar šitai pamokai panaudojau šitą nemokamą versiją. O kitas pamokas kalbėsim apie taip, kaip padaryti šukuoseną, kokios ten yra ir taip toliau. Bus labai įdomu. Man kas svarbiausia patinka, kad jie jau iš karto būna su skeletais ir kad tą skeletą gali iš karto valdyti. Yra netgi veido skeletas ir yra netgi expressions, kaip matėte ten. HumeGen, expressions, most variant, taip. Generation probability. Nu, neleidžia, nes aš naudojuosi Face, Super School, veidą visą leidžia, akis reguliuoti. Ten, kur trial lock, tai man neleistų funkcijų. Bet čia viskas reguliuojasi ir kaulai, o paskui dingsta, atsiranda, kai jisai perskaičiuoja labai gerai. Praktiškai vienos pamokos užtenka. Amžius va reguliuojasi, dabar jam 30, tai tarkim dabar duosim šiam 9. Žiūrėkim, kaip atrodys šiam 9. O iš karto ir dabar Leonas, jo vardas prieš tai buvo Izraelis. Dabar jam 69, jo ūgis 1,75 m. Ir viskas čia reguliuojasi, va, plaukai, plaukuosena, va tokia plaukuosena, ir taip toliau, akys, ne fast, bet accurate, tipo, kad ir žiūrim, kad būtų perstatyta į cycles. Ir jam dabar 69 ir kokia plaukuosena, eiktų savo.
Ir visi užrakinti dabar yra, nes čia mokamos versijos yra. Nesvarbu. Renderinam per čia. Render image, render animation. Arba F12 arba Ctrl F12. Tada jeigu yra surenderinta animacija, tai tada galima view animation arba render, view render. Dabar kadangi niekas nesurenderinta, tai niekur nerenderina. View render F11 arba Ctrl F11, kad galima pasižiūrėti blenderio atminty iš ramo vaizdus. Pavyzdžiui, dabar va surenderinsiu render image. Noriu parodyti patį principą. Va, kamera mato taip, 69 metų plikas tatuiruota, ne plikas, bet žmogus, o 69 metų su tatuiruočių labai daug. Galima nebaigti renderinimo, tai X-iuką arba Escape paspausti ir vis tiek lieka ta prasme paskutinis render, view render. Paskutinis taip, kaip buvo surenderinta. Galima prisitraukti, parodyti ir vėlgi tada image, save as ir galima įsisaugoti. Čia nebūtina RGBA, jeigu nėra fono, o jeigu yra fonas, tai tuo geriau. Jeigu nėra fono RGB, jeigu yra fono, jeigu nėra fono RGBA, jeigu yra fonas RGB tiesiog. Jeigu norėsit uždėti ant kokio kito fono, tai tada RGBA. Taip, dar turim apie 10 minučių ir pagrindus kaip ir parodžiau. Kamerą irgi galima animuoti lygiai taip pat tuo pačiu principu. Pavyzdžiui, aš noriu ją pritraukti, tai paskui pritraukiu. Tarkim, aš pritraukiu jo akis dabar. Paspaudžiu vėlgi Y. Ir prislenka kamera. Viskas, ką įmanoma blenderį animuoti, viskas animuojasi. File, new, general, don't save. Viską, ką tik įsivaizduojat, viskas animuojasi. Svarbiausia, tik tai failą tvarkingai pasivadinti. Čia kolekcijos yra, galima jas, ta prasme, ir kolekcijas irgi galima pervadinti. Pavyzdžiui, rekolekcijas. Ir labai gerai, kai turi kolekcijas kelias, kad gali įsijungti. Pavyzdžiui, galima tą padaryti sėdinti žmogų. Arba tik tai galvą. Pažiūrėsiu, gal yra Blender Kit. Jo, yra Blender Kit bibliotekoje žmogaus galva. Tik tai galva. Taip, and mokomės view, kamera view, pristumėm kamerą. Pažiūrim, kaip atrodo. Visai gerai atrodo, bet akių nėra. Tai tada shiftavome US sphere. Sumažinam. Tada su Shift D nukopijuojam, pagal X ašį ir turim dvi akis dabar jau. Tiek, kad čia kažkokia sfera. Ir dabar jeigu sferą pavadinsiu akis, o kitą sferą pavadinsiu akis 1. Ir aš jas su M raide perkelsiu į naują kolekciją, pavadinsim akys, arba akys kairė, akys dešinė, nesvarbu, akys kairė, akys dešinė. Tai galiu aš jas vienu metu užmerkti ir taip toliau labai gerai, ta prasme, kai susivadini failą. Tik tiek, kad aš dabar jas užmerkiau projektą, jeigu, štai kam esmė, reikia atitaikyti GY. Dėl atitaikymo tai irgi, ta prasme, duosiu tokį praktinį patarimą, kad geriausia visuomet rinkti, žiūrėti gražiausią kampą, kaip gražiausiai atrodo. Čia dabar galima sumažinti. Gražiausią kampą, kai pasirenki, tai tada gali nesuk galvos dėl, ta prasme, dėl tų negražių kampų. Nes vis tiek tie kampai, kur negražus, kompiuteris atvaizduoja tik tai iš tos pusės, į kurią pusę atsukta yra kamera. Tai tuos negražius kampus. Tai dabar, pavyzdžiui, aš akis galiu užmerkti, galiu duoti joms, tarkim, einam į Material, New,
tarkim, duodam mėlyną ir čia irgi pasirenkam mėlyną. Ai. O, atžymėjo, nu, mėlyną. Mėlyna. Čia, kur yra material, tai tada galima pasirinkti čia, kad nereiktų kurti tokios pačios medžiagos. Ir čia negana to irgi galima pervadinti material, tarkim, akių mėlyna. Akių mėlyna, va. Ir viskas, ta prasme, labai paprasta, labai nieko sudėtingo. Nu, kaip vėliau mokysimės kaip kurti šukuosenas, bet pagrindą su Human Generator supratot. Visus resursus, iš kur atsisiūs, kur pirk, ką rasi tą pačioj aprašyme. Papasakau, kaip instaliuoti ir taip toliau. Tai va, šiandien tiek šitoj pamokoj, susitiksim kitoj pamokoj ir nagrinėsim po truputį vis plačiau ir plačiau, kol turėsim galutinį rezultatą ir tie, kas norės, galės prisijungti, pažiūrėti egzaminas, kaip atrodo. Bus Animation Predictors egzaminas. Dar kol kas nenusprendėm, kokiu formatu bus, bet dar kol kas mes tarėmės dėl jo, kaip turėtų būti. Pagal jį bus galima nusistatyti savo lygį, koks yra Blenderio naudojimo ir pagal tai paskui spręs, kaip toliau daryti. Iš tikrųjų, kaip daro didelės studijos, kaip Disney'us, Nintendo, nu, didelės studijos, ta prasme, didelės įmonės, NASA, Nintendo, Disney'us, jie pagrindė ir naudoja šitą adoną, nu, ne pagrindė, bet bent jau šitas adonas skelbėsi, kad jie tikrai naudoja, ir aš manau, kad jį naudoja, nes gaunasi tikrai gerai. Čia yra ir drabužių bibliotekos, ir net galima animuoti šitas ekspresijas, veido išraiškas. Taip, čia žiauriai galingas adonas, tik tiek, kad mokamas yra ir praktiškai vienos pamokos, kad pradėti dirbti jau su žmogum yra gerai. Kitas adonas Blender Kit, tik tiek, kad aš pasirinku peltuvėlį Free First ir pavyzdžiui, kai įvedu head, galva. Tai čia randu visokių stilistikų galvų, bet šitą galvą randu vieną, čia akis susimerkė, tai irgi toks palengvinimas. Iš tikrųjų didelės studijos, įmonės ir verslai naudoja assetus, tai yra jau padarytus objektus, kurių nereikia perdaryti iš naujo, nes kam reikia studijos esmė, kad gali tuos pačius objektus naudoti kaip rekvizitus, kaip inventorių. Kad nereikia kiekvieną kartą iš naujo perdarinėti ir panašiai. Dėl to ir kepa Disney'us tokį Pixar žaislų istoriją 1, 2, 3, 4, 5, 6, nes jau yra pagaminti assetai ir iš tų pačių assetų gali sukurti kitą istoriją. Tai čia va lygiai tas pats, tu gali naudoti tos pačius assetus, plaukų korteles ir taip toliau ir kurt visokius objektus ir nereikia kiekvieną kartą išradinėti iš naujo. Tai va tiek šiandien šioje ilgoj pamokoj, susitiksim kitose pamokose, jų liko dar 9 ir toliau nagrinėsim Blenderį kaip žmogeliukų kūrimo, veikėjų tobulinimo, veikėjų gerinimo ir veikėjų bloginimo įrankį ir pažiūrėsim, kas iš to išeis. Tai tiek šį kartą ir susitiksim kitoj pamokoj.